Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip pakeisti vaizdo pavadinimą. Tai prieš tai video rodžiau, kad pagal nutylėjimą mes turime 3 pasirinkimus, tačiau galime susikurti savo, kaip šitas pavadinimas turėtų atrodyti. Tai pažymėsiu pavadinimą ir pasižiūrim, kaip susikurti naują tipą. Tai čia padarysiu tiesiog duplicate, susikuriu tipą, vaizdo pavadinimas, pavyzdžiui, taip. Ir pirma eilutė ir yra, kas apibrėžia, ką mes čia matome. Tai yra title, parametras ir šeima MVU title. Tai čia šeima, tai reiškia, kad tuoj uždarysiu šitą. Nuėjus prie šeimų projekto, prie annotation symbols, prie anotacijų, ieškome šeimos, kuri yra pavadinta MVU title. Tai tiesiog metrinės sistemos vaizdo pavadinimas. Ir va čia ir yra, ką mes galėtume pasikeisti. Pavyzdžiui, padarysiu edit ir matome šeimos redagavimo langą, kur galime ir susitvarkyti, kaip turėtų atrodyti mūsų pavadinimas. Paspausiu 2 kart V, nueisiu ir įjungsiu, kad rodytų pagalbinės plokštumas. Ir tada matau, kad čia įterpimo taškas mano pavadinimo, ne? Ir ką mes čia turime? Tai čia yra detalės numeris. Tai jeigu pažymėsiu jį, matote label, edit, pavadinimą paredaguosiu ir kas yra per parametras čia įkeltas. Tai čia rodys detalės numerį. Tai yra koks numeris vaizdo, kai jis bus įkeliamas į lapą. Tai svarbu kaip nuorodinis daiktas, ne? Paskui yra view name, tai vaizdo pavadinimas, čia irgi parametras šitas tiesiog yra, ir taip pat yra su masteliu, ne? Edit type, matome, kad vaizdo mastelis tiesiog čia rodomas. Tai va čia ir galime kažką pasikeisti, ar pakeisti ar dydį teksto, ar vietą, ar išjungti, ar pašalinti kažką, ką norime ar nenorime matyti. Na, pavyzdžiui, paredaguosiu, ne? Pavyzdžiui, mastelio aš nerodysiu, pasilinksiu, kad būtų vienoje linijoje ir, pavyzdžiui, pavadinsiu šią šeimą kaip save as, family, tiesiog išsaugosiu, kad tai yra vaizdo pavadinimas, ne? Dar pasižiūrim į tipo pavadinimą, tai tipo nėra sukurta, tai tipas bus taip pat pavadintas, įkrauname į projektą ir dabar, kai esu lape, tarkim, galiu pasirinkti vaizdą ir tada prie savo sukurto tipo padarysiu edit type ir pakeisiu šitą šeimą į savo naują šeimą ir apply paspaudus turėsiu savo jau pavadinimo tipą. Tik tiek, kad čia matosi ta linija nubrėžta, ją galiu išjungti tiesiog su šiuo parametru ir tada matysiu tokį formatą, kaip aš sukūriau, ne? Tai šitie no title, tai tiesiog skiriasi tuo, kad šitas išjungtas parametras show title padarytas no, ne? Title no line, tai tiesiog yra išjungtas šitas parametras. Tai čia tie tipai tik tuo ir skiriasi. Čia tos linijos storį galiu spalvą pasirinkti ir tipą. O preserve title position, tai toks keistas parametras atsiradęs irgi turbūt paskutinėse versijose yra tas, kad, pavyzdžiui, jeigu aš jį pažymėsiu šitam tipui, vaizdo pavadinimas, tai, pavyzdžiui, šito mano vaizdo vieta bus čia ir keičiant per šičią vaizdo tipą, pavyzdžiui, kitą, tiesiog mano šitas pasilieka toj pačioj vietoj. Nes jeigu tai būtų pasirinktas tipas, kur nepažymėta ta varnelė, tai keičiant vaizdą, pavyzdžiui, į kitą, ne, tai tada nusimuša į vietą ir dydį pagal nutylėjimą, koksai buvo. Tai toks tokia vertė to parametro ir viskas yra ir toks
tokios galimybės, taip mes galim pasikeisti šitą formatą pavadinimo, ką mes čia norime matyti, kai įkeliame vaizdą į lapą. Tai tiek šiame video, iki.